Sveiki atvykę į Vlogmas, kur atidarinėsime advento kalendorius, praleisime laiką kartu ir skaičiuosime dienas iki švenčių, tad lauksiu jūsų kiekvieną dieną. Sveiki atvykę į 19 dieną Vlogmas, bet šiandien nemeluosiu, visiškai apsirgau, ta prasme viskas skauda, bet dar ant viršaus sloga prasidėjo, žodžiu tiesiog visiškai serganti esu, tai tikrai šiandien nieko neturiu daugiau jėgų kažką padaryti, tai atidarykim kalendorius ir parodysiu dar, ką gavau iš Sheino vieną siuntą. Nežinau, ar užsidėsiu, nes, kaip sakau, neturiu nei kruopelytės jėgų. Matosi turbūt iš veido visas toks, nes totaliai sergu ir nežinau, kas nutiko mano mentei, keistai skamba. Bet jau 4 dienas sutraukta ir niekas nepadeda. Kas padėdavo? Tiesiog nebežinau, ką daryti, kas čia galėjo nutikti, ar kažkas išniro ir pastrigo, ar dar kažkas, aš neįsivaizduoju, kas čia galėjo nutikti, bet tiesiog jinai kieta kaip akmuo ir viskas skauda ir niekaip neatpalaiduoju. Tai žiauriai kenčiu, niekam neturiu energijos. Tiesiog nusimato man blogiausios šventės, kokias tik esu turėjus, nes su tokiu skausmu aš nežinau, kaip reikės išsėdėti prie kūčių stalo ir visa kita. Tiesiog nesuprantu, kas per metai. Oi, viena kruopelytė manęs nori atidaryti 2 dienas šiandien ir rytoj pailsėti visiškai nuo video filmavimo, bet galvoju, atidarysiu vieną, nežinau, gal netyčia rytoj geriau jausiuos, kad kažką daugiau nufilminti. Jeigu blogiau jausiuos, tada praleisiu vieną dieną ir tuomet kitą dar sekančią dieną tada atidarysiu 2. Žodžiu, žiūrėsiu, kaip jaučiuos. Dabar tai jaučiuos labai blogai, bet kas čia žino, gal pagerės sveikata. Be to, senai uždavinėjau klausimą kokį nors per video, tai dabar užduosiu, kaip jums šitas sezonas, nes daug kam aplinkui girdžiu, kad dabar tikrai daug kas serga ir visa kita, visokie virusai bėgioja, tai kaip jum, ar sergat, nesergat, kaip aplinkiniai jūsų šeima, kaip ar išėjo nesusirgt, nes, sakau, girdžiu aplinkui, kad daug kas šiaip serga visokiais peršalimais, tai pakomentuokite, kaip jum. O dabar atidarom jau 19 dieną. Žiūrėkit, aš vakar šnekėjau apie rankų kremą, bet neištraukiau rankų kremą, ištraukiau kažką kitą. O šiandien ištraukiau iš Margaritos rankų kremą su medaus ekstraktu ir pieno baltymais. Tai rankų kremukas. Nuspėkit prieš ištraukimą, ar vėl kartosis kažkas, ar bus kažkoks naujas dalykas kalendoriui. Mano spėjimas, kad kas nors nauja bus, bet gal čia ne tiek spėjimas, bet kiek noras, kad kažką kitokį ištraukti, negu kad kartojasi kažkas. Ok, mes čia turim concealer stick, tai concealerį kažkokį. Bet to pas mane buvo komentarų, ar aš nebijau kosmetikos iš Temo, tai priklauso nuo kosmetikos. Jeigu tepama grinai ant odos, tai šiek tiek prisibijau ir pasiskaitau ingredientus ir jeigu jie blogi, tai nenaudoju tokios kosmetikos išmetu, bet jeigu ten lūpdažis ar koks nors tik tais eyelineris, tai nebijau, nes, ta prasme, kažkaip negazina manęs tokie produktai. Bet va čia turim concealerį, tai jau produktas tepamas ant odos, tai jau šiek tiek prisibijočiau. Concealeris žiauriai šviesus ir labai konsistencija tokia kaip kokio vaško. Tai net nežinau, ar naudosiu jį, nes tokie produktai dažniausiai labai kemša poras. O jei kyla klausimas, kodėl iš vis kalendorius pirkau, tai kad nustebintų ir pasijuokti, ką gausiu, nes išleidau vos 3 eurus už kalendorių, tai žinau, kad nebus gaila, kad ir ką ištrauksiu. Turim didesnę 19 dėžutę, kažką
rasim čia. Lūpų paletė. Interesting. Man patinka lūpų stuff. Ok, visos spalvos tokios tamsios, net juoda yra. Bet įdomiai. Nu, tokia bent jau šventinės spalvos, tokios visos raudonos. Viena tik rožinė, galėjo daugiau būti. Galėjo būti kokių nudes. Na, bet ką padarysi. Šiaip tos spalvos šičia tai beveik visos yra vienodos. Šiaip žiauriai norėjau, kad tokia būtų paletė, bet būtų nuo nude spalvų iki raudonų, bet čia vien raudonos. Saldainiukų time, 19 mažytis. Turime vėl kažkokį kamuoliuką. Ir Douglas time. Yes! Oh my god. Douglasas pagaliau nustebino. Turim Ariana Grande Cloud Pink kvepalus. Aš labai norėjau jos išmėginti, nes man labai patinka Cloud. Paprasti tie Cloud kvepalai Arianos Grandės. O dabar išmėginsiu Pink, bet to koks cute. Kvepalų buteliukas. Labai primena Cloud tiesiog kvepalus. Žiauriai. Tik turi kažkokį kitokį dar kažkokį kvapą, bet žodžiu labai beveik Cloud kvepalai, tik tais kažkoks dadėtas akcentas. Bet man patinka. Žodžiu, aš maniau, kad man patiks, nes man Cloud labai patinka, vieni iš mėgstamiausių kvepalų. Ok, šitas man labai patinka. Ištrauktas dalykas. Vienas iš geriausių dalykų, ką ištraukiau iš kalendoriaus. Kaip sakiau, taip pat pasidalinsiu, ką gavau iš Sheino. Dar pati nežiūrėjau, kaip atrodo, bet labai ilgai norėjau šito seto. Tai kadangi reikėjo mamai kelis dalykus užsakyti, tai tą pačiu pasiėmiau savo kaip kalėdų dovaną šitą setą. Kokia faina medžiaga! Wow! Čia bus, man atrodo, mano kalėdų outfitas. Tai turime tokį megztinuką viršų ir jisai kaip megztas, matote? Labai faina, maloni medžiaga. Toks viršus. Šviesiai mėlynas. Ir šitokios kelnės. Koks mažas lėmuo atrodo, bet aišku, jos tampasi labai. Koks šitytis, kokia aš dydį užsisakiau? Esa. Žiauriai keistai lėvoka toks, bet jisai tampasi. Bet jo, tokios kelnės melsvos. Šiaip norėčiau pasimatuoti, ar man tinka iš vis, nes gal nesitampa tiek, kiek atrodo, bet atrodo, kad tampasi. Bet visiškai neturiu jėgų. Vienu momentu taip noriu pasimatuoti, bet to pačiu ant tiek esu be sveikatos. Tai kad, nežinau, galimai paliksiu rytoj, nebent pagerės sveikata ir dar vėliau sugalvosiu nufilmuoti, kaip užsidėjus esu. Nes žiauriai noriu, bet neturiu visiškai jėgų. Turbūt keistai skamba, nežinau, ar jūs esate taip sirgę, kur visiškai niekam nebėra jėgų. Tai jo, aš esu vienas iš tų žmonių, kur man užtenka, kad šiek tiek pakyla temperatūra ir aš jaučiuosi tragiškai, nes man visus sąnarius laužo. Pas mane dabar 3,7 ir 3 temperatūra, tai man čia yra gan didelė temperatūra, tai aš tiesiog visiškai atkritus. Tai šiandien tiek, jei rytoj netyčia neįkelčiau vlogmas, tai žinokit, kad tuomet dar kitą dieną įkelsiu už 2 dienas, nes jeigu šiandien taip jaučiuosi, bijau, kad rytoj dar blogiau gali būti.
Tai atsiprašau, bet kaip matote, mane baigė palaužti visos ligos, bet reikia tikėtis, kad atsigausiu. Jei jums patiko šitas video, būtinai palaikinkit, pasubscribekit ir paspauskit tą varpelį, kad niekad nepraleistumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerdaris, ten visat jūs laukiu. O dabar iki!